Esame Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro technologijų parke. Naujiena, jog pasitelkėte netgi dirbtinį intelektą. Tai galbūt pradėkime nuo pradžių, kaipgi kilo idėja atliekų rūšiavimui pasitelkti dirbtinį intelektą. Radom, kaip vadinti, nežinau, startuolį, ne startuolį, jau besivystančią įmonę, kuri užsijama būtent dirbtinio intelekto technologijomis atliekų srityje. Ir jau nuo balandžio mėnesio pas mus jisai darbuojasi. Tai jau ir padirbėjo, ir apsimokė, nes jis nuolat mokinasi ir pradeda prisidėti prie mūsų veiklos, skaičiuoja, atpažįsta atliekas. Matyt, kodėl tai svarbu, gal tai labai aktualu tai, kad žinot tikslę struktūrą, kas pas mus atvažiuoja. Nes pas mus atvažiuoja viskas iš visų gamybos ir komunalinių, visur pagaminta produktų, tapusi atliekomis, kaip sakant, iš komunalinėmis atliekomis. Šiaip tai tą darbą darydavo žmonės, tai periodiškai, tai būdavo išpilama krūva, susirenka žmonės ir po dalelę išsidėlioja ir tada skaičiuoja, kągi mes ten turim, kiek plastiko, kiek kokių kitų atliekų, kiek popieriaus, kokios pakuotės, kaip ten kas. Darbas imlus, neslėpkim bjaurus ir labai periodiškumas retas. Ką gali dirbtinis intelektas, jisai dirba, linija dirba ir jisai dirba, nepavargdamas, kaip sakant, ir nesiskusdamas šito savo tą dalę. Tai va jisai, ką padaro, tas jis viską tiksliai atpažįsta, kur yra koks indelis, jis juos visus suskaičiuoja, mato jo plotą, perskaičiuoja į kilogramus, jau pabandėm palyginti su svarstyklių duomenimis tikrai labai tikslus. Tai ką tai leis ateityje daryti, tai iš principo tai leidžia susiskaičiuoti, kiek vertingų medžiagų turim tiksliai ir tada įsivertinti ir numatyti ateityje plėtros galimybės, susiskaičiuoti, ekonominį pagristumą pasiskaičiuoti ir plėstis, įvertinti, ar tikrai verta kažkokį papildomą įrenginį, nes jie brangusi. Prie kamerų galima jungtis per programą, žodžiu, toj programai gali išsitraukti apskritai, ką tu nori. Tai dabar pasižiūrėjau, kad jisai atpažintų plėveles ir va tos kameros tas plėveles atpažįsta. Gali dienos, valandos išsiimti, pasižiūrėti, ar tikrai tos atliekos, ką tu čia nori pasižiūrėti, gali skaičiuoti ne tik tais procentais, iš tiesų kameros atrodo keista, bet net ir svorį gali parodyti. Tai va, matosi grafike, pavyzdžiui, gegužės mėnesio pirmą savaitę atliekų kiekis yra didesnis neįprastai. Kodėl? Todėl, kad prisimenam turbūt visi, kad gegužės mėnesį, tiksliau balandžio pagale, Vilniuje sudegė įrenginiai. Ir šiek tiek pagelbėjom kolegom ir priėmėm dalį jų atliekų, tai kiekis buvo išaugęs. Sakot, šis darbuotojas niekada nepavargsta, gali net ir parą dirbti, ir paromis. Kiek jisai kainuoja regioniniam atliekų tvarkymo centrui? Mes dabar šitą technologiją nuomojamės, per mėnesį mums kainuoja 1000 eurų. Tai iš Lietuvos nuomojatės ar? Čia yra Belgijos startuolis. Tai šiek tiek ir praktiškai papasakokite, nes mes pafilmavome, atrodo, kažkokios dėželės, paprastam žmogui, paprasta akimi net ir nelabai supras, tai įmanoma, tai ką jis ten daro, kaip jis geba atpažinti. Eina konvejeris, ten yra paskleistos atliekos, yra kameros, tos kameros yra kaip to dirbtinio intelekto akis, jos kiekvieną tą dalelę pagauna, užfiksuoja ir siunčia, kaip sakant, į kompiuterį, kuris apdoroja, atpažįsta, suskaičiuoja. Jeigu kažko būna pačioj pradžiai jis kai kurių dalykų nežinodavo, kas tai tokio, bet jam tu pasakai, kad čia yra tas ir tas, ir jis jau tada kitą kartą žino ir tas tikslumas auga iki ten, nežinau, gal nuo 8% iki 99%. Bet jeigu tai reiktų daryti žmogui, tai būtų ir brangiau, ir sudėtingiau, dabar viskas kur kas sklandžiau. Tai taip, tarsi matyt, 1000 yra mažiau nei minimali alga ir 8 ar kelias valandas nuolat sėdėti ir žiūrėti ir skaičiuoti būtų tikriausiai išprotėtų tas žmogus tikriausiai per kelias dienas. O būtent dirbtinis intelektas ir yra ta esmė, kad jisai pakeičia tokį rutininį, tokį daug duomenų reikalaujantį surinkti darbą. Tai dar patikslinkite, direktoriau, čia jis nerūšiuoja, bet jis identifikuoja atliekas ir jūs pasižiūrite. Taip, jisai mūsų morfologiją visą, ta prasme, jisai skaičiuoja ir įvertina, kas tai tokio. Tiesiog atpažįsta medžiagas, atpažįsta pakuotės net ir ten galim skirstyti į skirtingai, buteliukai, plėvelės, kaip tai jam pavadini, jisai po to išmoksta tai atpažinti ir suskaičiuoti ir
paversti kilogramus. Ir kas iš to? Ar jūs žiūrite, kaip kinta rūšiavimas žmonių? Ateityje galime net ir šitą, ta prasme, stebėti ir rūšiavimo pokyčius, kaip sezoniškumą, visus dalykus, tiesiog kokią užduotį jam, ta prasme, iš tų, tiesiog gauni didelį kiekį duomenų, kuriuos, ta prasme, jau po to gali kitą dirbtinio intelekto pagalbą apdoroti ir įvertinti, ką mes čia tokio turim. Ir, tarkim, matom, kad yra didelis kiekis, tarkim, plėvelių, kurios surinkus galim atiduoti perdirbti ir tam tikrą pinigų sumą susigrąžinti. Taip išimant iš deginimo, iš Tai šis dirbtinis intelektas padeda visai Pietų Lietuvai, nes 7 savivaldybės jūsų dispozicijoje. Taip, visų 7 savivaldybių atliekas jisai skaičiuoja. Direktoriau, ar davėte pavadinimą šiam darbuotojui? Nu, kol kas dar jo neįvardinom, dar jisai, nežinau, nuo balandžio dirba, gal dar bandomojo nepraėjo, bet manom, kai jau praeis, tai tikrai galim bus ir įvardinti.